ne tik tobulų moterų laikas baigėsi, bet ir barbių. Ir palikime viskas įskaičiuota keliones ir atostogas barbiams, o tos, kurios nori užaugę būti hipiems ir gyventi laisvai, ir jų išrinktiesiems, mylimiesiems, ko gero tinkamesnės yra kitokios atostogos. Tai šią vasarą kviečiu į festivalius ir mane galite sutikti kitą savaitgalį festivalyje Atrask. Taip pat rugpjūčio 1 savaitgalį kviečiu pas mus į gamtą pabūti, moteris tik tai, į stovyklą Puodelis meilė sau. O rugsėjo 1 savaitgalį, rugsėjo 7 dieną kviečiu į Baptyno dvarą, į festivalį Sužinok daugiau. Tai kam tinka festivaliai? Tie, kurie nori praplėsti savo sąmonę, praplėsti savo suvokimo ribas, kurie nori susipažinti su naujais mokytojais, su naujais vedliais ir išmokti naujų technikų, kurie nori paaugti, kurie nori kažką pakeisti savo gyvenime, transformuoti, pereiti, pasiimti